Kaip atostogas. Kaip pailsėjom. Oi, nu kas čia pas mus susirinko, nu kas čia kitės varto, nu kas čia lupytės pučia, kas čia rankyčių neturi kur padėti. Oi, Direktorius visai nepasikeitė. Direktorius toks pats mielas ir brangus kiekvieno bedarbio širdžiai. Nu, klausykit, tai kaip praleidot vasarą? Gal kokią darbą susiradot? Nu, iš kur čia Lietuvoj darbą gaut? Tai kaip darbdaviai svolačiai tik ir žiūri, kaip darbą žmogų apmaut. O tai kaip jūs apgavo? Nu, manęs neapgavo. Nu, kaip darbdavys gali apgauti tą, kuris pas jį nedirba, nu. Debilizacija užsiimat čia. Nu. Taip, tai reiškia visi nei darbo neieškojot, nei radot. A iš kur ponas žinom? Tai kaip aš nežinosiu? Darbo negalėjo atrasti, nes darbo birža buvo išėjusi atostogų. O kad darbo neradot, aš sprendžiu vien iš to, kad jūs čia visi kaip vienas susirinkę vėl sėdit ir žiūrite mane. Taigi maldaujančiam Brisiaus akim. Tai ko jūs norit? Nu, ką visada? Darbo? Supratau. Nieko negaliu padėti. Bedarbystė šmėkla, driokstelio ir pačioje darbo biržoje, suleido savo purvinas dantys ir juodas panagės. Ar tokios Lietuvos mes norėjom? Va tokios Lietuvos mes tikrai nenorėjom. Aš jums pasakysiu taip, buhalterė emigravo į Airiją. O, cuka, a? Ir dabar nėra kam skaičiuoti, ne tik pašalpų, bet net ir atlyginimų man pačiam. Tai va, gal jūs norit kas nors? Nenorit? Nu nieko, ką nors kitą surasiu. Atsiprašau, bet kiek žinau, tai atlyginimus ir pašalpas skaičiuoja ne buhalteriai, o kompiuteriai. Oi, koks protingas Saliamonas. Ar galvos neskauda? Kaukolė ne per maža, smegenų nespaudžia? Aš tik paklausau. Tai va, atsakau, ir tau gudrūti, ir visiems kitiems ateičiai, kad kompiuteris be žmogaus yra niekas. Ir klaviatūra be žmogaus irgi niekas. Ačiū. Ale, ot gerai pasakyta. Ir padaryta gerai. Tai jau labai gerai. Molis. Patylėk! Ką žodį paėmiau? Kompiuteris be žmogaus yra niekas. Kaip bedarbis, be darbo biržos yra niekas. Kaip darbo birža, be vyriausybės yra niekas. O grįžtant prie mano kompiuterio, prie mano va šito kompiuterio, tai galiu pasakyti tik tiek, kad jisai skirtas ne kokiem nors durniem skaičiam varinėti. Šitą jūs galit pasidaryti su paprasčiausiu kalkuliatoriu, jeigu kam nors dar neaišku! O jisai skirtas susikaupusiom darbo vietom duomenų bazėje kaupti visas tas vietas, kurios yra susikaupusios šitoje nešmėnoje. Vos neuždusau. O tai kas gero tame kompiuteryje randasi? Ai, nieko gero. Porą žaidimų, biški muzikos, keli parnuchos adresai. Juokauju, vyrai, nu ką, visai jau po vasaros karščiai jau išdžiuvo humoro jausmas, jau lietus vasaros nuklojo. Toj, gerai, pažiūrėsim toj, ką mes čia turim. Kokių darbų atnešė naujas darbo sezonas? Taip, bet ne čia neties, da? Bet gal ir nesusitvarkysi čia. Bet gal ir susitvarkysi, nors per gerai, biškitas, per gerai. Ką ten tokio pikantiško turite? Nu gerai, kaip pradžiai atiduodu darbą, kaip iš dūšios nuo savęs. Socialdemokratų partija Vilniaus ir Naujosios Vilniaus skyriui, reiškia, reikalingas
keli reikalingi nauji nariai. Tai va, nes keli seni dėdukai pasimirė, nepakeičiamas yra toj partijoje tik tai vienas šlienas, o visi kiti pakeičiami. Tai galbūt kas nors iš jūsų norėtume. Mes. Tie pienburniai netgi nežino, iš kur ta socialdemokratų partija ir kaip jie atsirado, va. Klausyk tu, bakenbardinis išmata su Povilo Gylio bakenbardais. Reikės ir sužinosim. Mes kryžmės golius garažą keičiam, o čia dviejų socialdemokratų nepakeisim. Atsiprašau, panas direktorius, ką ten reiks daryti? Durnius nežino, kad socialdemokratų partijai nieko nereikia daryti. Pinigus tik tai reikia daryti, o paskui su draugais pragert pirtelėse. Viską betalę žinom. Jamam šitą darbą, direktorius. Mes jamam šitą garbingą darbą. Aš komunistais būsim. Su Brazausku nuogi pirty sėdėsim su dzindziliukais.